Sveiki, tai trumpas pasakojimas apie tai, kaip mums sekėsi važiuoti paskutiniu reisu, akcija Kalėdos keliauja į apkasus. Tai atvažiavę į Kijevą atsivežėm su mikroautobusais 1,5 tonos ir jau fūra buvo atvažiavusi, buvo pradėtas iškrovimas ir tą patį vakarą mes pasikrovėm iš karto viską, ką turėjom vežti į Sumus. Kelionė į Sumus mums truko su nuvažiavimu, išsikrovimu ir parvažiavimu 12 valandų. Kelias tikrai toks, kokio Lietuvoje, aš manau, jau nebėra. Buvo tokios atkarpos, kur duobių nebuvo įmanoma išvengti. Tai maksimaliu greičiu važiuoti negalėjom. Buvo tokie ruožai, kur važiavom 8 km/h greičiu. Jūsų paramą mes nuvežėm į Sumų Šventojo Panteleono ligoninę. Toks pirmas įspūdis atvykus buvo gan slogus, nes prieš keletą savaičių Sumų ligoninės priimamasis ir chirurginis skyrius buvo atakuoti 3 šachedais, bet tik 2 iš jų pataikė. Žuvo ir personalas, daug sužeistų, parama atvežta buvo laiku ir vietoje. Tai buvo brangus medicininiai aparatai, echoskopai, kurie atiteko vienas moterų skyriui, vienas vyrų ir kitas chirurginiam. Taip pat įvairūs medikamentai, medicinos priemonės, tokie kaip bintai, pleistrai, medicinės pirštinės, grubiai tariant, viskas, kas naudojama kasdien ir tūkstančiais. Nes, priminsiu, Sumai yra Ukrainos Rusijos pasienis ir ten šiuo metu labai daug sužeistų ne tik tai karių kariaujančių Kurske, bet ir tų pačių vietinių civilinių gyventojų. Очень большое, огромное спасибо всем тем, которые оказали, скажем, нам такую помощь. Будем делать здоровее жителей Украины, жителей Сумщины. Огромное спасибо всем тем людям, которые причастны к процессу передачи нам гуманитарного оборудования. Так что огромное спасибо. Привет Висмантасу. Висмантас, огромный привет, респект, спасибо. Тому ми їм дуже дякуємо за те, що вони не залишають нас наодинці з бідою. І тому дійсно тільки разом ми можемо перемогти. Слава нашим друзям, слава нашим партнерам, слава ЗСУ, слава Україні. Разом до перемоги. Ta pačią dieną mes iš Sumų išvažiavom, kelionė vyko jau tamsoje ir iš tikrųjų tuo pačiu duobėtų kelio ruožo reikėjo labai išlaikyti dėmesį. Automobiliai, kaip aš sakiau, neįmanoma buvo išvengti duobių ir pradėjo jau kristi tokie dalykai kaip posūkių žibintai nuo kratymosi. Grubiai tariant, kelionė atgal tamsoje buvo tikrai sudėtinga. Ir vėlai grįžę į Kijevą, iš karto pradėjom ruoštis kelionę į sekančią kryptį į Dnipropetrovską, konkrečiau tai į Petropavlivką, Petropavlikos ligoninę.